Labadiena, gerbiami Lietuvos futbolo mėgėjai ir mylėtojai. Top Sport A lyga iš Širvintų, 16 turas ir bene didžiausia intrigos užtaisą turinčios turo rungtynės. Ir sulaukėme švilpuko. Toksai perdavimas ir jeigu čia nefiksuojamas taisyklių pažeidimas, bet gynybos linija nekeičiama, kai tik tai gali. Dabar viskas. Taip, trečias kartas, nemelavo ir bus 305-ojo gimtadienio proga dovana savo. Taip ir yra 1-0 priekyje Vilniaus Žalgiris. Ir Livijų Antalis pelno savo 5-ąjį įvartį 35-ojo gimtadienio proga. Jau vien tik gintis ne variantas. Dabar kelia ranką į viršų Deividas Malžinskas, Adamą Fofaną ir palaukime, Livijų Antalis prieš Ričardą Šveikauską. Bus smūgis, gražiai guldo Livijų Antalis oponentą, bet spėjo šį kartą, spėjo. Galbūt bus ir lietaus, įdomu ar padrėkins aikštę Transinvest. Dabar Enrique Devensas, jo smūgis Godžičius, Jaroslavas Maduras. Pažiūrėkime, ko pasibaigs šį ataką. Ir pasibaigė pirmuoju smūgiu. Tiesiog ketvirtadienį būtent antro kėlinio pradžioje žalgiriečiai turėjo savo geriausias progas, o čia Jurijus Kendišas, taip. Jis išperka savo taurės turnyro kaltes, jeigu ir buvo tokių. Ir po Žuelio Bapesų perdavimo nuo kampinio gairelės Top Sporto lygoje. Dabar Livijų Antalis link Adamą Fofaną ir jeigu būtų kamuolys pridėjęs pažemę, tikėtina, kad būtų galėjęs užbaigti smūgį, ataką smūgiu. Dabar taip pat pabandė smūgiuoti Kota Sakurai. Ne, tai buvo perdavimas ir tiesiog lauknešėlis į Arpadą Tordaso rankas. Įdomi situacija. Stočkūnas žaidžia su ugnimi. Pilibaitis ir smūgis įvartis. Visgi aptiko spragą žalgiriečių gyvatvorėje patyręs Vilkas, Transinvest ekipos kapitonas. Ir prašau, gal ir nereikės, nes Livijų Antalis galvos smūgių trečiasis įvartis Transinvest ekipos vartuose. Ne pats aukščiausias žalgirio žaidėjas, aikštėje yra Livijų Antalis. Ir viskas, Robertas Šmitas šį kartą be jokių ypatingų emocijų ir kontroversijų skelbia, kad rungtynės baigtos. Vilniaus Žalgiris iškovojo pergalę 3-1.